rūšių pagal paskirtį ir biudžetą. Šiandien mes panagrinėsime populiariausių keturračių rūšį, kurie skirti pramoginiam važiavimui, lengva bekelė, neviešaisiais keliais. Šie keturračiai nėra skirti sporto ir lenktynių tipo važiavimui, todėl iš vairuotojų nereikalaujama ypatingų įgūdžių ar specialaus fizinio pasiruošimo. Šių keturračių biudžetas yra nuo 300 iki 1300 eurų. Rinkdamiesi keturratį turėtume pasirinkti rėmų dydį. Tai darome todėl, kad vairuotojui būtų patogu sėdėti, saugu valdyti, lengva pasiekti valdymų prietaisus. Kadangi keturračio rėmas yra maždaug proporcingas sėdynės aukščiui nuo žemės paviršiaus, todėl paprasčiausiai mums reikėtų įsimatuoti sėdynės aukštį. Tam galima pasitelkti paprastą ruletę. Jei vairuotojų ūgis iki 1,20 m, jam labiausiai tiktų keturratis, kurio sėdynės aukštis yra 50–55 cm. Jeigu vairuotojų ūgis nuo 1,20 m iki 1,60 m, jam labiausiai tiktų keturratis, kurio sėdynės aukštis 60–70 cm. Vairuotojams, kurių ūgis virš 1,60 m, labiausiai tiktų jau keturratis, kurio sėdynės aukštis virš 70 cm. Pasirinkus rėmo dydį, antras svarbus aspektas būtų variklio arba jėgainės tipas. Elektrinės arba benzininis. Jeigu mėgstate važinėti ilgesnius atstumus apie 14 km, lengvą bekelę, jums vertėtų rinktis benzininį keturratį. Su automatinė greičių dėžė arba su mechaninė greičių dėžė. Jeigu jums svarbu, kad neturėtumėte rūpesčių su benzino užpylimu, tepalų keitimu, variklių reguliavimu, oro filtro valymu, jums tada verčiau reikėtų rinktis keturratį su elektriniu varikliu. Elektriniai keturračiai ypač tiktų mažesiems vaikams. Kadangi jie važinėja daug aplink namus, nekelia triukšmo, neerzina kaimynų, neskleidžia dūmų. Elektriniuose keturračiuose nėra variklio karštų dalių, duslintuvo, kur vaikas galėtų prisiliesti. Elektriniai varikliai ir jų energijos šaltiniai šiuo metu pakankamai tobuli, todėl keturračiai su elektriniais varikliais turi puikias važiavimo savybes. Pasirinkus tinkamo dydžio keturratį su benzininiu varikliu, vertėtų atkreipti į variklio kubatūrą. Vaikams skirtuose keturračiuose, kurių sėdynės aukštis nuo žemės paviršiaus yra apie 50 cm, kaip taisyklė yra įmontuoti dvitakčiai benzininiai varikliai. Tai lemia ir nedidelę jų kainą. Didesniuose keturračiuose montuojami keturtakčiai benzininiai varikliai. Tinkamai pasirinkus keturračio rėmo dydį, jame proporcingai bus įmontuotas ir atitinkamos galios variklis. Vaikams iki 1,20 m bus įmontuotas 50 kubinių centimetrų variklis. Didesniems vaikams ir paaugliams labiausiai tiks 110 arba 125 kubinių centimetrų
varikliai. Gerai važiuojantiems paaugliams arba suaugusiems vertėtų rinktis keturratį, kurio variklių kubatūrai nuo 125 iki 250 kubinių centimetrų. 110 kubinių centimetrų varikliai paprastai turi apie 4,5 kW galią, 125 kubinių centimetrų apie 7 kW galią. Ir vertėtų suklusti, tai yra deklaruojama kitaip. 110 kubinių centimetrų ir 125 kubinių centimetrų varikliai skiriasi šiek tiek kaina. Ir kaip įprasta, didesnė kubatūra turi didesnį darbo resursą. Jį atskirti galima patikrinus žymėjimą, kuris yra kairėje variklio pusėje ant cilindro. Tarp 125 kubinių centimetrų ir 200 ar 250 kubinių centimetrų variklių jau yra žymus galios skirtumas. Ir todėl vaikams, kurie tik tai pradeda važinėtis, 200 ar didesnių kubatūrų rinktis nederėtų. Benzininiuose keturračiuose būna sumontuoti varikliai su automatinė, pusiau automatinė ar mechaninė sankaba. Tiems, kam patinka sklandesnis važiavimas, paprastesnis valdymas, vertėtų rinktis variklį su automatinė sankaba. Tiems, kas mėgsta šiek tiek aštresnį važiavimą ar dirbti nesunkų darbą, pavyzdžiui, prisikabinti prie kabelę, vertėtų rinktis keturratį su pusiau automatinė sankaba ar mechaninė sankaba. Jei įsirinkote elektrinį keturratį, jo valdymas vyks analogiškai benzininio keturračio automatiniai sankabai. Spalvos, dizainas ir kitos smulkios detalės neturi didelės įtakos ir priklauso nuo kiekvieno vairuotojo skonio.